malonė amžina. Kalba psalmistas Dovydas 107 psalmėje. Mums padeda viešpats Dievas, kuris sukūrė dangų ir žemę, amžius salę. Viešpaties aukurą, kur buvo atsiklaupęs į dangų ištiestomis rankomis. Atsistojęs, jis palaimino visą Izraelio bendriją, garsiai tardamas. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Laiminti yra tie, kurie girdi viešpaties žodį ir gyvena pagal jį. Aleliuja. Sukomplektuota tam, kad Dievas būtų garbinamas ir tas praeities šešėlis ir blogos rankos, blogos širdis, kurios norėjo tikėjimą sunaikinti, jos eina užmarštin ir vėl bus gas vargonus su malda ir tavo žodžiu, pavesdami juos tavo valiai, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tiek bažnyčios gyvenime, tiek kiekvieno asmens gyvenime mes galime patirti, Dievas mums nekalba, kaip ir Dievas tarytum atsitraukęs. Ir kada mūsų bažnyčios šventovės buvo niekinamas, ir Katyčių parapija, taip ir bažnyčia. Mirė kryžius už jūs visus, šis Dievo siųstas iš dangaus sūnus, atpirko iš nuodėmių visų. Dėkojam, mirk sargink iš nuodėmių, rūpinas tavim. Mes, kaip Vokietijos Katyčių grupės atstovai, šiandien paskutinę vargonų šventimo dieną turėtume keletą žodžių, sveikinimo žodžius ar padėkos žodžius čia susirinkusiems. Mit großer Anteilnahme
haben wir die positive Entwicklung dieser litauischen evangelischen Kirchengemeinde in den letzten Jahren verfolgt. Es war eine Entwicklung, die nach der Befreiung ihres Landes im Jahre 1989 und der Kirchenweihe am 28. Mai 1994 unter dem damaligen Pfarrer Darius Petkunas begann. Damals hatte unter anderem die Architektin Ione Naujaliene aus Klaipėda bei der Restaurierung dieser Kirche ein hervorragendes Fachwissen und eine glückliche Hand bewiesen. Sponsoren aus dem In- und Ausland haben seinerzeit die notwendigen finanziellen Mittel beschafft. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Kirchenrestaurierungen in den früheren deutschen Ostgebieten zeigten die hier in Kortjuten Beteiligten ein hohes Maß an Toleranz und Respekt gegenüber dem deutschen Erbe dieses Gotteshauses aus dem Jahre 1734. Das Ergebnis dieser Bemühungen kann sich wahrlich sehen lassen. Lietuvos bankų. Lašai, ekstazija, gal mintis susilieja. Ar šį akordą girdime bendrai? Ar šį akordą girdime bendrai? Ačiū, Jurginas. Švęsti šią šventę. Ačiū visiems ir bendravimo.